Tai yra pagrindinis langas, kurį jūs matote prisijungę prie sistemos. Lango kairėje galite pastebėti įmonių sąrašą. Tai yra įmonės, kurios prisiregistravo jūsų sistemoje. Jeigu užvesime pelę ant vienos iš įmonių, jūs pamatysite štai tokį iššokantį langą. Šiame lange yra informacija apie įmonę, kaip pavyzdžiui, ar ji yra matoma paieškos sistemoje, ar ji yra pasirašiusi sutartį su jūsų įmonė, bei detalesnė informacija. Taip pat čia galite pridėti dokumentus, užduotis ar komentarus susijusius su šia įmonė. Šiek tiek žemiau matote vartotojų sekciją. Jeigu užvesite pelę ant vieno iš vartotojų, pamatysite štai tokį iššokantį langą. Jame galite atlikti tam tikrus veiksmus, kaip pavyzdžiui pridėti komentarą ar užduotį. Čia matote užduoties pavadinimą, užduoties tipą bei jos trukmę. Taip pat galite suvesti detalesnę informaciją, pridėti tam tikrus užrašus ar priminimus, kurie bus atsiųsti į jūsų e-mailą ar, pavyzdžiui, Slack sistemą. Šioje sekcijoje matote kliento užklausas. Užvedus pelę ant kliento užklausos pavadinimo iššoka štai toks langas. Jame galite matyti papildomą informaciją bei pridėti užduotis ar komentarus. Taip pat galite pridėti vartotojus, kurie yra siejami su šia kliento užklausa. Čia matote įvairius duomenis, kuriuos galite suvesti apie klientą. Lango dešinėje matote grafiką pilnai atspindinti visą jūsų platformos veiklą. Čia atvaizduojami jūsų vartotojai ir jų augimas, kompanijos, tiekėjai, taip pat klientų užklausos bei jūsų tiekėjų atliktų darbų pavyzdžių skaičius. Sekcijoje žemiau jūs matote jūsų tiekėjų atliktų darbų pavyzdžius. Paspaudus ant nuorodos šiame sąraše, jūs būsite nukelti į tam tikrą pavyzdį. Jeigu jūsų sistemoje bus teikiamos ir standartizuotos paslaugos bei pardavinėjami produktai, tuomet paskutinėje sekcijoje jūs galėsite matyti jų sąrašą bei paspaudę ant vienos iš nuorodų nukeliauti į tam tikrą produktą. Sekanti yra vartotojų sekcija. Šiame lange matote visų jūsų platformos vartotojų sąrašą bei užvedę ant vieno iš jų vardų pamatysite štai tokį langą. Jame galėsite, kaip ir anksčiau, pridėti tam tikras užduotis bei komentarus susijusias su šiuo žmogumi. Sekanti yra kompanijų sekcija. Čianais matome sąrašą visų kompanijų, kurios yra užregistruotos jūsų sistemoje. Užvedę pelę ant vienos iš jų pavadinimo, jūs pamatysite langą, kurį matėte jau ir anksčiau. Čia galėsite pamatyti tokius dalykus, kaip ar kompanija yra matoma paieškos sistemoje, ar kompanija yra pasirašus sutartį su jumis ir taip pat galėsite pridėti įvairius dokumentus, užduotis ir komentarus. Taip pat šiame puslapyje galima atlikti ir kitus veiksmus, tokius kaip įmonių rūšiavimas. Rūšiuoti įmonės galima pagal daugybę kriterijų, tokių kaip įmonės pavadinimas, įmonės puslapis ar įgūdžiai, kuriomis įmonė pasižymi. Taip pat įmonės paslaugos. Pasirinkite tai, ko norite ir jūs rasite būtent tas įmonės, kurių ieškote. Sekanti funkcija šiame lange yra šios parengtys. Jomis galite nustatyti, kiek informacijos bus pateikiama apie visas išrikiuotas įmonės ir taip galite sutaupyti savo laiko, renkant būtent tai, ko jūs ieškote. Sekanti funkcija šiame puslapyje yra informacijos eksportavimas. Paspaudę šį mygtuką galite pasirinkti visus duomenis, kuriuos norite eksportuoti ir tiesiog spaudžiate eksport. Bus sukurtas failas, kurį galėsite panaudoti visose kitose informacinėse sistemose. Prieš paskutinę funkciją šiame puslapyje yra informacijos atnaujinimas daugiau negu vienai įmoniai. Spaudžiame šį mygtuką ir čia galite pasirinkti įvairius nustatymus. Kaip pavyzdžiui, galite pakeisti įmonės biudžetą ar pridėti naują vadybininką įmoniai kuruoti. Taip pat galite pridėti įvairius žymeklius. Dar viena funkcija, kurią galite atlikti šiame puslapyje, yra dviejų vienodų įmonių sujungimas. Tiesiog paspauskite šį mygtuką ir sujungsite dvi kompanijas į vieną.
Paskutinė funkcija, kurią šiuo metu matome įrankių juostoje, yra naujos įmonės pridėjimas. Paspauskite šį mygtuką ir pateksite į šitą puslapį, kuriame reikia įvesti atitinkamą informaciją. Tai yra įmonės pavadinimą, e-mailą, jos tiekėjo statusą ir panašiai. Paspaudę ant langelio esančio šalia įmonės pavadinimo, pamatysite, kad įrankių juostoje atsirado naujų funkcijų. Viena iš jų yra ištrinti įmonę, kita yra ją suarchyvuoti. Archyvavimas nuo ištrinimo skiriasi tuo, jog įmonė neišnyksta iš jūsų sistemos, tiesiog nebeatsiranda paieškoje. Dabar pereisime prie vienos iš svarbiausių funkcijų. Tai yra užklausos išsiuntimo. Kaip matote, šiame lange jūs galite pastebėti visas šiuo metu išsiųstas užklausas. Kadangi sistema yra nauja, užklausų jūs nematote, bet parodysiu, kaip galite vieną iš jų sukurti. Šiame lange jūs matote visas šiuo metu egzistuojančias užklausas. Sukurti naują galite paspaudę šį mygtuką. Kaip matote, atsiranda naujas langas, kuriame dabar ir užpildysime visus sekančius duomenis. Kaip matote, užpildėme pagrindinius laukelius. Tai yra užklausos pavadinimas, statusas, tipas, žmogus, kuris valdo šią užklausą, taip pat užklausos autorius bei kompanija, kuriai jis priklauso. Taip pat nustatome užklausos dydį. Užpildžius visus duomenis ir paspaudus varnelę dešinėje, jūs būsite perkelti į šį langą. Kaip matote, čia yra visi pagrindiniai duomenys, kuriuos jūs užpildyti, bei dabar bus sekantis žingsnis, kurį privalote atlikti, kad pilnai išpildytumėte užklausą. Tai yra sukurti klausimyną. Jį galite padaryti paspaudę ant šio mygtuko. Čia yra klausimyno užpildymo langas. Kaip matote, pagrindinius duomenis jau suvedėme, tokius kaip užklausos tipas, data, iki kurios galite atsiųsti atsakymus, bei pavadinimas, vidinis pavadinimas ir panašiai. Dabar kursime klausimus susijusius su šia užklausa. Kiekvienas klausimynas privalo turėti bent vieną klausimą. Ir naujus klausimus galite pridėti paspaudę ant pliusiuko dešinėje. Kai paspausite, pamatysite būtent tokį iššokantį langą. Klausimą galite užpildyti ranka arba pasirinkti vieną iš standartinių variantų, kaip pavyzdžiui. Tuomet visi laukeliai užpildomi automatiškai, jums telieka pasirinkti, ar klausimas yra privalomas. Tuomet spaudžiate Submit ir štai turite naują klausimą. Pridėję tiek klausimų, kiek jums atrodo užtenka, spaudžiate Save ir jūsų klausimynas bus išsaugotas. Tai yra pagrindinis klausimyno langas, kurį gaunate išsaugoję anksčiau padarytus pakeitimus. Dabar belieka išsiųsti jį bent vienam gavėjui. Išsiųsti užklausą galite paspaudę ant šio mygtuko. Parenkate bent vieną žmogų, kuriam norite siųsti ir spaudžiate Send. Viskas, jūsų užklausa yra išsiųsta. Užklausos gavėjas gaus būtent tokį e-mailą. Jam tai reikės paspausti ant šios nuorodos ir jis bus nukeltas į sistemą, kur galės užpildyti atsakymus į jūsų sukurtą užklausą. Klausimyno gavėjui tai reikės paspausti ant nuorodos e-mailą ir patekus į štai tokį langą atsakyti į visus klausimus. Atsakius, tai reikia paspausti Submit ir jūsų užduotis baigta. Atsakymus į klausimus rasite skiltelyje Offers. Čia matote anksčiau užpildytus klausimynus. Paspaudę ant vieno iš jų, būsite nukelti į šį puslapį. Šiame puslapyje matote su atitinkama užklausa susijusio klausimyno atsakymus. Paspaudę ant New Offers skiltyje esančio vieno iš pavadinimų, kaip pavyzdžiui šio, jūs matysite atsakymus į klausimus.
Jūsų įmonės pateiktus atsakymus į gautas užklausas galite pamatyti čia, skiltelėje Company, paspaudę ant Offers. Šiame lange matote sąrašą užklausų, kuriuose dalyvauja jūsų kompanija. Sekanti svarbi funkcija šioje sistemoje yra jūsų tiekėjų darbų peržiūra bei naujų darbų pridėjimas. Tai galite padaryti sekančiame puslapyje. Spaudžiate ant portfolijos ir matote visų esamų darbų sąrašą. Šiame lange, kaip ir anksčiau, matote tos pačius įrankius įrankių juostoje ir kad pridėti naują darbo pavyzdį, tai reikia spausti tą patį mygtuką kaip ir anksčiau, šitą. Jūs būsite perkelti į šį langą. Čia matote visą informaciją, kurią jums reikia užpildyti. Pradedant nuo projekto pavadinimo, kompanijos, kurį jį atlieka, taip pat įgūdžiai, kurie būtini projektui atlikti ir paslaugos. Taip pat rinkos šakos, kurioms skirtas šitas produktas, bei marketai, kaip pavyzdžiui Europa ar Azija. Naujus pridėti galite šitaip. Dabar pridėsime įgūdį. Taip pat paprastai galite pridėti ir paslaugą. Taip pat vieną iš rinkos šakų. Ir rinką, kuriai šis produktas skirtas. Toliau užpildome skaitinės ir žodinės vertės susijusias su projektu, kaip pavyzdžiui projekto suma eurais, projekto įkainis valandinis, taip pat projekto apimties aprašymas, projekto specifikos aprašymas, taip pat projekto trukmė mėnesiais bei komandos dydis, kuris atliko projektą. Toliau galite pridėti nuorodą į projektą, taip pat PDF failus skirtus projektų aprašymui, taip pat įvairius paveiksliukus. Dabar vieną iš jų ir pridėsime. Taip pat galite pridėti įvairius failus. Tai padarysite čia. Viską padarę, paspaudžiate šitą varnelę ir jūsų produkto pavyzdys yra išsaugotas. Viskas, taip ir pridėjote naują produktą. Norint papildyti ar pakeisti projekto duomenis, tai galite padaryti sekančiu būdu. Reikia pažymėti projektą, spaudžiate čia šalia jo ir pasirinkate pieštuko ikoną. Spaudžiate ant jos ir būsite nukelti atgal į projekto duomenų pildymo langą. Peržiūrėti užpildytą projektą galite paspaudę ant jo nuorodos. Būsite perkelti į štai tokį langą ir čia matysite visus duomenis susijusius su jūsų užpildytu projektu. Dabar pereisime prie pagalbinių platformos funkcijų peržiūros. Tai galėsite padaryti čia. Spaudžiate ant Other ir pradedame iš eilės. Pradžioje nuo kalendoriaus. Spaudžiate ant Calendar ir būsite nukelti į štai tokį langą. Šiame lange galite pridėti užduotis arba pildyti atmintinę. Pirmą reikia pasirinkti dieną. Rutuliuku bus apvesta esama diena. Štai jūs būsite perkelti į tokį langą. Čia reikia užpildyti užduoties pavadinimą ir suvesti likusius duomenis. Taip pat galite pridėti kažkokias tai pastabas ar atmintinės. Užduotį išsaugojus, jie atsiras jūsų kalendoriuje. Galite ant jos paspausti ir matysite visus su jie susijusius duomenis. Taip pat galite pažymėti, kad užduotis jau yra atlikta. Sekantis langas yra skirtas statistikos išrašų kūrimui. Jį galite pasiekti čia. Spaudžiate ant Statistics ir jį nukeliaujate į šitą langą. Sukurti naują statistikos išrašą galite sekančiu būdu. Spaudžiate ant šio mygtuko ir būsite perkelti į šį langą. Čia reikia užpildyti visus sekančius duomenis. Užpildę visus duomenis turėtumėte pamatyti panašų vaizdą. Aš parinkau horizontalų stulpelį. Jeigu jūsų poreikius labiau tenkina kitoks, galite tai padaryti čia. Pavyzdžiui, parinkite vertikalų stulpelį. Ir viskas. Jums telieka išsaugoti visus pokyčius ir jūsų išrašas yra paruoštas naudojimui.
Dabar pabandysime pridėti naują technologiją vartojamą jūsų tiekėjui. Tai galėsite padaryti čionais. Pasirinkame Other ir einame prie technologijų. Šiame lange matote visas surašytas technologijas, kurias dabar galite parinkti, bei galite pridėti naujas paspaudę ant šio mygtuko. Paspaudę mygtuką būsite nukelti į štai tokį langą. Kaip matote, pildyti nėra daug šiuo atveju, tai reikia parinkti pavadinimą, jeigu norite trumpą aprašymą bei paveiksliuką ir viskas. Spaudžiate Update ir visi pokyčiai bus išsaugoti. Jūsų technologija paruošta vartojimui. Sekantis puslapis, prie kurio prieisime, yra vietovės. Taip, jį galite pasirinkti štai čia, Location Types. Ir matote sąrašą visų galimų vietovių. Šiame lange galite pridėti naujas vietovės arba redaguoti jau esamas. Redaguoti galite paspaudę ant kvadratuko šalia pavadinimo, štai taip, ir paspaudę ant pieštuko ikonos, o pridėti naują galite paspaudę ant šio pliuso mygtuko. Sekantis puslapis, kurį apžiūrėsime, yra skirtas pridėti naujus komandos narius arba redaguoti senus. Tai galite padaryti čia. Spaudžiate Other ir pasirenkate Team Members. Ir matote, šiame puslapyje yra sąrašas visų jūsų komandos narių. Čia galite pridėti naują paspaudę ant šio mygtuko arba redaguoti senus. Sekantis puslapis, į kurį užeisime, yra partneris skiltis. Tai galite rasti čia. Pasirinkate Other ir spaudžiate ant Partners. Ir matote sąrašą visų partnerių, su kuriais bendradarbiauja jūsų kompanija. Čia galite pridėti ir naujus, kaip visada paspaudę ant pliuso mygtuko, bei redaguoti jau esamus. Toliau pereisime prie nustatymų puslapio. Jį galite rasti čia. Prie Other spaudžiate Settings. Ir matote visus pagrindinius duomenis, kuriuos galite čia redaguoti. Kaip pavyzdžiui, jūsų puslapio domenas ar e-mailo adresas, bei visi kiti kontaktiniai duomenys. Taip pat šiame puslapyje galite redaguoti privatumo nustatymus prie skilties Privacy. Taip pat galite redaguoti tiekėjus bei jų duomenis. Taip pat galite redaguoti juodąjį sąrašą e-mailui, į kuriuos geriau nesiųsti jokios informacijos. Dabar trumpai apžvelgsime kitas pagalbinės skiltis, tokias kaip einame prie Sources, tai yra šaltiniai. Juos galite pridėti naujus paspaudę kaip visada pliuso mygtuką arba redaguoti jau esamus paspaudę ant kvadratuko šalia pavadinimo. Tuomet galime pereiti prie kanalų, kuriuos taip pat galbūt naudosite kažkur susėdami prie kitų jūsų produktų ar kitų šaltinių. Taip pat galite, kaip ir visada, redaguoti paspaudę ant kvadratuko arba pridėti naujus paspaudę pliuso ženklą. Tuom ir baigiame šitą pristatymą. Grįžtame į pagrindinį puslapį, nuo kurio ir pradėjome. Kaip matote, jau yra šiek tiek daugiau informacijos negu mums pradėjus, kaip pavyzdžiui, šiek tiek portfolio pavyzdžių ar šiek tiek kliento užklausų pavyzdžių. Ir viskas. Sėkmės naudojantis šią sistemą, gero darbo ir geros dienos.